Run, 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 gypsy dead for you. Hey, what you do? Sveiki, šiandien mūsų laidoje svečiuojasi buvusi Panacėjos redaktorė Vaiva Bražinskienė. Universitetą baigusi prieš 4 metus, šiandien derina darbą vaistinėje bei studijas doktorantūroje. Jums įdomu, kokie buvo Vaivos studijų metai ir ką rinkosi po universiteto? Tad likite su mūsų laida ir viską išgirsite iš pirmų lūpų. Labas, Vaiva. Labas. Ar dviejų rinkdamas farmacijos studijas? Iš tikrųjų tai dviejonių buvo, nes 12-11 klasėje norėjau tapti onkologė, kad, kaip sakant, padėčiau paukšteliam, žvėreliam ir taip toliau. Nes galvojau, kad toj srity galėčiau geriausiai atsiskleisti, bet paskui kažkaip tai mama su manim pakalbėjo, kad gal čia vaistinė, gal į farmaciją ir taip susimašiau, gal visai ir gerai, nes jeigu negali padėti žvėreliam, tai gal čia jis padėti žmonėm. Iš pradžių dar pagalvojau net apie gydytoją, ta prasme galimybės stoti į gydomąjį fakultetą, bet pagalvojau irgi, kad nelabai man ten tas kraujas lūžia rankos kojas nelabai priimtina. Tai farmacija buvo toks galutinis apsisprendimas ir sakyčiau, džiaugiuosi dėl to ir patenkinta kol kas esu. O ką patartum norintiems ar dvejojantiems stoti į farmaciją? Ką patarčiau? Manau, pirmiausia, susipažinti su ta farmacija, iš viso žinoti, kas tai yra, nes kai aš studijavau, aišku, tai jau buvo senokai, pirmam kurse, tai ką studijuoju farmaciją? Ai, tai čia su kompiuteriais, tai buvo. Tai va, pirmiausia, reikia žinoti, kas yra ta farmacija, kad ganėtinai plati sritis, kad tu gali daug ką daryti, ne tik tai ten pilstyti miltelius, ten tepaliukus daryti, ar ten tik tai prie kasos stovėti, tu lygiai taip pat gali būti kažkoks tai puikus vadybininkas, ar dirbti įmonėj, gali rinktis vadovaujantį darbą, iš tikrųjų labai daug įvairių galimybių, tai pirmiausia siūlyčiau susipažinti su tas sritim ir jeigu jinai tau pasirodys visai neįdomi, tai be abejo nesirinkti, nes iš tikrųjų jėgų, tai reikia nemažai tom studijom pabaigti ir tuo specialistu tapti. Tavo manymu, kokios savybės svarbiausios geriausiam farmacininkui? Manyčiau, pirmiausiai tai turėtų būti labai atsakingas ne tik tai prieš tą žmogus, su kuriuo bendrauja, bet ir prieš save, nes jeigu tu būsi sąžiningas savo, tai darbą atliksi gerai. Kruopštus turėtų būti labai, nes iš tikrųjų darbas reikalaujantis kruopštumo, tiek net ir dabartiniai vaistiniai, nekalbant apie ten svėrimus, pilstymus ir miltelius visokiausius, vis tiek reikalauja atitinkamo kruopštumo tas darbas. Be abejo, turėtų, manau, būti komunikabilus, nes, nebent jau ten visiškai laboratorijoje sėdėsi ir niekur į pasaulį neisi, bet šiuolaikinis mokslininkas vėlgi, netgi laboratorijoje dirbantis, jisai turi būti atviras pasauliui ir dalyvauti visokiuose renginiuose, tai man atrodo, kad tas irgi yra labai svarbu. Na ir tiesiog geras žmogus, geras vaistininkas, geras specialistas. Kokia pati buvai studentė? Kokie atsiminimai įsimintiniausi iš šalies? Kokia buvau studentė? Čia tikriausiai reikėtų klausimą užduoti galbūt dėstytojam arba studijų tiem draugam, kolegam dabartiniam. Apie save sunku kalbėti, bet jeigu kaip studentė, ta tikra siaurąja prasme, tai sakyčiau, buvau ganėtinai kruopšti ir atsakinga, nes mokiausi. Tikrai nemažai mokiausi. Taip pat buvau, sakyčiau, ganėtinai aktyvi toj universiteto socialinėje aplinkoje, nes, kaip prisimenu, net nežinau, kuris čia gal 3-4 kursas, tai išeidavai 7, grįždavai 10. Ar studijuodama dirbai ir kaip sekėsi suderinti darbą su mokslais? Dirbau nuo 3 berods kurso pradžios. Sekėsi, kaip ir sakau, kažkaip tai susiderino viskas, nes tuo metu buvo studijos, darbas, Panacėja, dar ten studentų mokslo klubą kūrėm su kolegė, daug visko buvo, bet kažkaip viską suspėdavau. Jeigu dabar reikėtų, tai kažin ar tiek galėčiau padaryti, kiek padariau būdama studentė. Žinau, jog teko studijuoti, būti išvykus pagal mainų programą
kokios patirties įgyjai, kokioje šalyje buvai? Buvau Prancūzijoje, Limože, buvau penktam kurse, atlikau praktiką, tai jau tokio didelio streso, kad egzaminai tai nebuvo, buvo ganėtinai smagu. Mes tuo metu buvom 3 lietuvės, labai pasisekė, nes dalyvavom tokiai programai, Famille d'accueil vadinasi, ir mus priėmė mane ir mano kiti kolegai. Priėmė tokia šeima, 2 prancūzai, pagyvenę jau, labai iš tikrųjų išsilavinę žmonės, bet neturintys vaikų, tai mumis labai rūpinosi, kiekvieną sekmadienį pasiimdavo, būdavo prancūziška vakarienė, išsiveždavo į visokius koncertus, ekskursijas, tai tą tikrą prancūzišką gyvenimą teko pažinti. O šiaip tai iš tikrųjų iššūkis buvo didelis, nes ta kalba gyvai, kai tu išgirsti, skamba visai kitaip nebūtų čia, galvoji, kad kažką supranti, nes pirmos frazės, kurios išgirdau nuvykus į Prancūziją, tai aš nesupratau, ką jie tenai kalba, iš tikrųjų, paskui įsidrąsinau. Tai, sakyčiau, labai gera patirtis ir visiems siūlyčiau važiuoti, nes tu pats save išbandai, visų pirma, tokioj nejaukioj, nepažįstamoj aplinkoj, kalbos barjerai, žmonės visiškai kitokie, na, galų gale ir pakeliauji daug, pamatai daug, sužinai, tas pasaulis atrodo mažesnis. Labai gera patirtis. O toliau palaikai kontaktus? Su tais palaikau ir šią vasarą buvo atvažiavę, aplankė Lietuvą, parodžiau Utenos kraštą, nes pati esu iš Utenos, jie iš tikrųjų ne pirmą kartą į Lietuvą važiavo, bet iš tikrųjų labai smagu buvo, pamatė visokių objektų kultūrinių, taip pat pas tėvus į kaimą buvo nuvažiavę, tai ir pirtį apžiūrėjo, ir pasivažinėjo tais visokiais keliukais, žodžiu, jam labai patiko, man irgi patiko, nes smagu, kai žmonės džiaugiasi. Aišku. Kokią sritį pasirinkai po universiteto? Kaip darbas mano, tai yra vaistinė. Esu vaistininkė ir iš tikrųjų džiaugiuosi tuo, man tas darbas patinka ir nemanau, kad kažką tai keisiu radikaliai ir atsisakysiu vaistinės. Nors šiuo metu dar esu doktorantūros studentė, man patinka ir tas mokslinis darbas, bet jeigu reiktų kažką rinktis ar vaistinę, ar laboratoriją, tai būtų sunku, tikriausiai būtų visą laiką ten, nes vienas kitą papildo, vienas kitam padeda tie 2 dalykai. Tavo palinkėjimas farmacijos fakulteto studentams ir dėstytojams? Ką palinkėčiau? Tikriausia, norėčiau priminti gal vieną tokį dalyką. Tai tą labai gerai pasako Kanadų žurnalistas, tarp kitko mintis Meryl Shane. Mintis, kuris sako, kad kiekvienas žmogus jaučia neatitikimą tarp to, kas esa ir to, ko norėtų, ko galėtų tapti. Tačiau dažnai vietoj to, kad stengtumės tapti, būti tuo, ko norime, pasirinkame tokį ramesnį, nevykėlio, kaip sakant, vaidmenį, o kitiems sakom, kad, na, čia man nepasisekė, aplinkybės kaltos, aš neturėjau pasirinkimo. Tai noriu priminti visiems, kad kiekvieną mielą dieną, kiekvieną minutę ir sekundę jūs galite rinktis ir turite rinktis. Aišku, neaišku, prie ko tie pasirinkimai kartais nuveda, bet svarbu to nepamiršti ir norėčiau visiems palinkėti, kad rinktumėtės tą sunkesnį kelią, nebūtumėte tais nevykėliais ir visiems, žodžiu, nuoširdžiausiai linkiu, kad neužtektų tiksliau drąsos, kantrybės, stiprybės, rinktis tą sunkesnį kelią, kad taptumėtės tuo žmogum, kokiu norit būti ir tada didžiuositės ne tik jūs pats savimi, bet didžiuosi šeima, aplinkiniai, galų gale Lietuva didžiuosis, kad toksai žmogus esat, gal net visas pasaulis. Tai va, linkiu to ir sėkmės. Ačiū už pokalbį, perduosim tavo palinkėjimus. Dėkui, sėkmės. Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick.